Dabar atvažiavau fotografuoti Marijos ir Artūro vestuvių ir kelionės metu turėjau laiko prisiminti vakar dienos įvykius. Ir vienas iš tų įvykių buvo Jurgitos ir Kęstučio priešvestuvinė fotosesija ir jos metu aptartas jų vestuvių dienos planas. Ir Jurgita uždavė pokalbio metu klausimą, be daugelio klausimų, apie nuometą. Reikia jo ar nereikia, gerai jis yra ar blogai. Ir mano atsakymas, ar apskritai, kodėl aš apie tai noriu labai trumpai pakalbėti, nes bene kas antra nuotaka man užduoda šitą klausimą. Nėra gerai arba blogai. Jeigu yra nuometas, gerai, jeigu nėra, taip pat yra gerai. Na, pavyzdžiui, nuometo nėra, nuotaka neturi, nes jis jai netinka. Jis galbūt netinka prie jo suknelės modelio, taip toliau ir panašiai. Jeigu jisai yra, nuotraukose yra truputėlį daugiau galimybių. Na, pavyzdžiui, jeigu labai vėjuota, tokiu atveju mes galim įdarbinti vėją ir jo pagalba, kada nuometas plazda, padaryti labiau dramatiškas nuotraukas. Dar patvirausiu, kad pas kai kurias moteris nuotakas būna truputėlį šitos vietos pilnesnės. Tai nuometo pagalba galima labai švelniai pridengti ir viskas atrodo labai fantastiškai ir gražiai, tiek nuotrauka, tiek tos rankutės. Yra įvairių kitų būdų ir čia yra natūralūs dalykai. Dabar daugiau neįsiu detalės, kiek dar galima su nuometu visko gražiai padaryti, bet turbūt susidarėte vaizdą. Ir dar labai trumpa rekomendacija, kad nuometas geriau nebūtų trumpas ir kai būna tiuliniai tokie kieti ir trumpi. Nuometas turi būti kuo ilgesnis, iki žemės arba dar ilgesnis ir kuo lengvesnis. Lengvas kaip nuotaka. Toksai kaip šilkinis gali būti, kaip voratinklis, įvairių tų medžiagų yra, bet kuo lengvesnis, tuo geriau. Tai va, tai tiek labai trumpai, aš jau atvažiavau, eisiu fotografuoti Artūro pasiruošimą, paskui važiuosiu pas nuotaką Mariją. Atrodo, kaupėsi lietus, nežinau ar matosi, kaupėsi lietus, bet lietus yra galimybė. Tai geros jums dienos ir iki malonaus.